Sveiki visi, šiandien važiuojam su Augustu pasivažinėti į ledo trasą. Šiais metais ledo trasų uždarėjo kaip niekad daug. Turbūt kiekvienam rajone būtų galima rasti bent po vieną. Mes važiuojame į ledo ratą Radviliškis trasą, nes jie arčiausiai Šiaulių, Radviliškio rajone, netoli Šniūraičių kaimo. Roveris visiškai netinka tokiem pasivažinėjimam. 35 colių purvo padangos, slidesnės už patį slidumą. Tai mes sėkmingai išbandėm visų posūkių sniego kalniukus. Gerai, kad bamperiai aukštai. Vieną kitą posūkį pavyko gražiau veikti, bet tik labai iš lėto važiuojant. O, dievoliau brangus. Kažkas man to sulūžo. Truputį persistengus spaudžiant gazo pedalą, sugebėjau nušauti oro padavimo žarną ir pamesti metalinę sąvaržą. Labai pasisekė, kad trasos savininkai pagailėjo manęs ir parūpino atsarginių detalių, kad galėčiau tęsti pasivažinėjimą ir netgi grįžti namo savo eiga. Ačiū jiems. Kol tvarkiau nušovusias šlangas, bent jau Augustas ramiai galėjo paskraidyti su dronu ir pažiūrėti, kaip kitiems nesiseka važiuoti slidžia kelio danga. Nu tai tada varyžiausim namo. Ne per spaudai, per spaudai. Aha. Dabar ramiai. Aha. Ne, sakiau ramiai. Paulius turbūt išvažiuoja namo. O ne. Ką jaučiu, viskas jau. Viskas. Viskas. Kas? Viskas. Kas viskas? Nu, vėl tą patį bėdą, Augustai. Vėl sprogo. Jie. Va šitą žarną vargšė nelaikė. Čia sąvaržą nušovė, nulėkė, dingo, nežinau, ar dugno apsaugojo, ar trasai pasimetė, bet viskas gerai. Šičia uždėjau man paskolintą sąvaržą, čia uždėjau originalę, kad laikytų geriau. Ir galim važiuoti. Problema greitai pasikartojo, bet dar greičiau buvo išspręsta ir važiuojam toliau. Kodėl įsijungi sportinį? Kad sunkiai būtų aukštesnė. Ką? Kad sunkiai būtų aukštesnė.
problemos tokios. Aš norėčiau ant sniego palikti. Bet Visur balta, daug sniego ir būtų klampu. Bijau, iš tikrųjų nieko nebijau, man čia nieko nebijau. Kažkaip seniau aš nemėgdavau važinėti, Aha. su tavim dabar važinėjau. pastebėjau, kad pasikeitė viskas. O jau valanda praėjo. Na jau reikės susimokės už visą dieną, man atrodo. Nes čia jau per ilgai. O kiek už visą dieną yra? 40. Legalu įvažiuoti. Aišku, legalu. Netyčia įvažiuoti sniegą. Netyčia legalu. O tyčia įvažiuoti. Čiupškiukas liba. O tyčia įvažiuoti. Viskas legalu, nes čia privatus ūkininko laukas, kur ūkininkas leidžia važiuoti. Ką? Privatus laukas, kuriame leidžiama važiuoti. Viskas. O kaip čia gražiai gavosi. Gavome leidimą palakstyti ir tolimesniais keliukais per sniego pusnis. Tad paskutinis išvažiavimas. Važiuosim per apsnigtą lauko dalį, pasitrankyti po sniegą. Mašina jisai stebi ar nelabai? Kaip stebi mašina. Gerai. Ne taip greitai. Prašyk. Ne, iš tikrųjų aš Aš apsisukau. Tau. Kur čia tas mūsų roveris? Va. Gerai, dar praleidžiam mašiną. Nes jinai važiuoja. Pusnis ar ant ledo? Nu tai pradžiai reikia važiuoti kitą keliuką. Taigi trasos tai nebetinsimės. Kažkur tai yra keliuks iki karjerą. Čia mūsų. Pažiūrėkit, pažiūrėsiu kaip giliai čia tas sniega. Įsibėgėjom. Kur tu taip toli nuvarei? Nepavyko nufilmuoti ką nors. O? Tu čia vis tiek atskridai. Ui. Viskas. Dronas nukrito į sniego pusnį. Tai tikrai užteks važinėtis. Pasidedam droną ant panelės džiovinti ir važiuojam namo. Skaudžiai atsitrenktų ten. Ne, tai čia jis tiesiog sušalė biškį nuo to visų ledų. Viskas, šiaip jau nieko blogo nenutiko, žinau. Tai
Įdėsime pusnį. Čia jau ramiai važiuokim, čia jau slidu. Ai, mes vėlė prasivažiavom. O čia kažkas su keturračiu kaitiniu. Aha, ten buvo keturratis uždėtas kažkur. Jis buvo per stipriai. Vos neapsiverkė. Ai, tikrai ne. Nuo pasivažinėjimai tokiomis trasomis labai naudingas laisvalaikio praleidimas, ypač kai tokia šalta ir slidi žiema. Verta pasitikrinti ir prisiminti slidaus vairavimo įgūdžius, kad netikėtai paslydus automobiliui žinotum, kas spausti. Stabdžiai nebūtinai tuo metu padės. O video pabaigai kiek netikėtas gelbėtojų gelbėjimas. Sekmadienį vakare paskambino ta pati įmonė, kuri mane parvežė namo su sugedusiu puslašiu ir paprašė padėti. Nejaugi atsisakysi, juk nepaliksi žmonių kastuvai šipeliuot per visą naktį. Pirmiausia ištraukėm Discovery, kuris buvo smarkiai pakibęs ant pilvo ir ratais išsikasęs duobės, o tada važiavom gelbėti Audi, kuri truputėlį pasiklydo ir važiavo į labai gilias pusnis. Nieko nesimato, kas blogiausias. Varom iš lietą Išnieta, ir aš ir kišu ją į tą pusnį, Jonai. O kodėl? Ir mes ją apsuksim. Ai, nu gerai. Bet tai... Tu trauku, aš ją laužiu ant tos Tai pusės. aš įvažiuoju į Provėžas ir iš Lieto atgal Tu važiuoju. taip? atgal, o aš bandau ją įlaužti. Bet šiaip ten dabar važiuoju, tai gal savo ir atgal. Ne, neįsiu. Tos pusnės tai gilios, įvažiuoti išeis įvažiuoti. Tai va, reikia man bandyti ją ant ten įkišti, nes taip mes kelio nematom. Tai jo, kai užsipučia plumai, tai nieko nematau. Aš bandau įkišti.
Bijau, kai man reikia apsisukti. O dabar prisidirbau jaučiu. Laisvė. Sunku patikėti, bet ištraukė maudį. Nežinau, kaip aš atsidūriau šito gelbėjimo operacijai. Bet paskambino. Neginau, atvažiuosi padėti žmonėm vidury nakties sekmadienio vakarą. Dabar tik reikia išvažiuoti šitos ežero vietovės. Gerai. Visas mašinas jau čia pat. Šlietą lėkiam. Gerai. Tenkinė. Šiam kartui tiek. Ačiū ir ate.